gauti varžovus, jis žaidžia. Ir dabar užleido vietą aikštėje Renaldui Seibučiui, per tarpu 2 taškus pelno Tairesas Raisas, mažina varžovų persvarą iki minimumo, didina komandos spurtą. Visai nebloga atakai, o Tairesas Raisas dabar pamato, jog Mindaugui nepataiko ir Lietuvos Rytas. Čia į greitą puolimą pasileidžia ir Artūras Jomantas, ir Renaldas Seibutis. Į tą pusę mestelėjo kamuolį Tairesas Raisas ir taškais 18-15 ir Lorensas Robertsas blokuoja varžovo metimą, atskubėdamas į pagalbą Mindaugui Katelynui. Naudingiausių tų varžybų žaidėjų, vienas iš gausaus legionų, Jonas Valančiūnas dar kartą kyla virš krepšio ir trečią kartą kala kamuolį iš viršaus. Šį kartą veda ne per Lietuvą, o per Venezuelą. Įspūdinga ataka. Atsako iš efektingų dėjimų Jonas Valančiūnas į sėkmingą pirmąją. Teigiant, kad tai yra rekordinė, rekordas prie rekordo ir štai čia jis dar didėja, 30-10 po Mindaugo Katelyno triuškinamo dėjimo. Atrodo visiškai sugniuždyta Lemano komanda.